kas tavo gyvenim dabar besidėt absoliučiai visiškai ir nesvarbu. Nes tai ir tiesiog kits iššūkis, kuris ir ateis į tavo gyvenim, kad tu galėtum išspręsti, rasti sprendinį ir kilti vibraciškai toliau, kilti savo gyvenim toliau. Vienas ir svarbus dalykas, kad žmonės to ir suprasti, kad jeigu aš turėsiu ton ir ton, man nebebus problemų. Jeigu aš būsiu toks ir toks, man nebereikės daryti X, Y, Z. Jeigu atsitiks tas, man nebereikės to. Tai ir visiška nesąmonė. Nes žiūrėk, kam esmė. Tu ką kelti sąmoningą, kaip tu tobulėjai, kaip tu savitobulini, kaip tu darai ton, ko tu myli, tu ištrauksi dalykus iš savęs, kas nėra būtent tai dalykai, kas be pasitarnaun tau. Gal tons pats arba patys pasąmonišką pasiėmė iš vaikystės, gal kažkas užprogramavo tau tus dalykus, o gal čia vakarą išmoka ir tas dalykas tau nepasitarnaun. Tai dalyką išlys. Į tons pastebėsi, į tons galės transformuoti. Bet kaip tons transformuoji, žmonės ir netgi aš galiu pasakyti, kad netgi buvau irgi tokių minčių turėjęs anksčiau, kaip žina savo kelią, tobulėdavau anksčiau žemesnius lygius. Galvodavau, kad aš išmoksiu ton, man niekad nereikės kažkokios specifinės problemas spręsti kažko taip toliau. Bet kam ir dalykas, kad tai visi iššūkiai, visi tie dalykai, kas ateina į mūsų gyvenimą, ane yra būtent ant to lygiaus, kad tu jau gali suspręsti. Tai tu nepritrauksi problemas, tu nepritrauksi visiškai jokį iššūkiaus, tu nepritrauksi žmonių, tu nepritrauksi kažkokį specifiniaus dalyką, kad leistų tau augti, jeigu tu čia ir dabar negalėtum kaip siela ir kaip fizinė asmenybė su to susitvarkyti. Tai tas ir žiauriai svarbu suprasti ir prisiminti, labai ir svarbu prisiminti, kad mes einam per iššūkius, mes pakelstam, mes sprendam tus iššūkius, būnam aukštam dažnį, aukštą vibraciją, mes tad nusileidam, įžeminam tas vibracijas, tas aukštus dažnis, katrus jau išmokom ir jau dabar galim integruoti ir tad mes nukrentam su savo būseną, bet visur atein sąmoningoms. Jeigu tu būsi sąmoningas, tavo gyvenimas bus 10 000 kartų lengvesnis, nes tu prisiminsi, tu pagausi savį. Ir nesvarbu, tu būsi aukštą ar žem dažniaus, tu galėsi pasirinkti, kur tu nori būti ir kaip tu nori jaustis su praktiku. O praktikų yra tiek. Nori kokį nors praktikų, pažiūrėk daugiau videosiukų, pas manis pilna su prisidalėjins dalykų. O jeigu iš tikrųjų įdomu kažkas, gali parašyti į komentarus gausa, ir rasi tam susiseikus ir padės tau pakelti.